Sakot, nuo pirmadienio, nuo kitos savaitės, nuo mėnesio 1 dienos, nuo sausio 1 dienos, tarsi atrodo išsikeliam tikslą ir paskui tiesiog arba net nepradėjom, arba gal truputėlį pradėjom ir numetėm. Ar būna? Turiu 7 požymius, kur žmonės labiausiai stringa su tikslais. Labai daug negatyvių jausmų. Ir iš tikrųjų man gyvenime, tiesiog dirbant su žmonėmis, labai dažnai tenka susidurti su ta situacija, kai žmonės sako, aš neturiu tikslų, arba sako, net negaliu keltis tikslų, nes sako viskas, man iš karto diskomfortas, man pyktis, man nepasitikėjimas savimi ir taip toliau. Tai atsiminkit, ypač tie žmonės, kurie jaučiatės silpni, kurie jaučiate žemą savivertę, menką pasitikėjimą savimi, atsiminkit, kad dažniausiai tokie žmonės, jie iš viso aplamai vengia kelti tikslą. Kodėl? Dėl labai paprastos priežasties. Dėl to, kad, kiekvienas tikslas, ypač jeigu mes išsikeliame didesnį tikslą, visada parodo mūsų spragas, visada parodo mūsų silpnumą. Ir dėl tos priežasties, kiekvienas žmogus išsikeldamas tikslą kažkokį tai, jis natūraliai dabartinėme momente to tikslo pasiekti negali. Tai yra neįmanoma, nes jeigu mes turime kažkokį tai tikslą, natūralu mums, kad reikės padaryti tam tikrus žingsnius ir mums kažkur reikės paaugti ir patobulėti. Dėl to aš visada sakau, jeigu būtų tikslas gyvenime jūsų, kurį jūs tikrai galite pasiekti, tai jūs jau jį būtumėt pasiekę, jeigu nėra vidinių stabdžių ir vidinių blokų. Dėl tos priežasties atsiminkit, visada, kai mes keliame tikslą, tikslas mums iškelia ir mūsų silpnumą. Ir tai yra visiškai normalu ir tai yra visiems žmonėms. Ar žmogus ten multimilijonierius, ar žmogus labai mažai gyvenime pasiekęs ir taip toliau. Visiems, kurie keliasi tikslus, visiems iškyla tas kistata su savim, kaip tuo, kuris negali dar tikslo pasiekti. Nes visada tikslas reikalauja tam tikro pokyčio, tam tikrų žinių, tam tikrų pastangų. Ypač tie žmonės, kurie turi žemą savivertę, kurie turi silpnumą, kurie turi žemą pasitikėjimą savim, tie žmonės dažnai labai bijo to jausmo ir vengia jo parodyti. Dėl tos priežasties dažniausiai ir būna taip, kad jie netgi vengia tikslų, nes tikslai sukelia jausmus. Ir tiesiog tada žmogus gyvena tą gyvenimą, tokį tarsi stengiasi gyventi saugų ramų gyvenimą, be tikslų, kad kažkaip išgyventi. Ir čia yra pats baisiausias dalykas. Iš tikrųjų, tie žmonės, kurie bijo keltis tikslus, tie žmonės labai gyvenime kenčia iš tikrųjų. Dažniausiai jie gyvena ant išgyvenimo ribos. Tam, kad išgyventi, nieko daugiau. Ten nei entuziazmo, nei gyvenimo džiaugsmo dažniausiai nebūna. Ten būna tik tai koncentracija tik į saugumą. Ar būna jums taip, kad išsikeliate tikslą ir abejojate, ar tas tikslas tikrai mano? Ir kyla nepasitikėjimas ir baimė. Irgi labai dažnas atvejis. Tik išsikėlė tikslą, tik žmogus pagalvoja apie tai, kaip faina būtų pasiekti. Paskui tik tai reikia pradėti žengti žingsnius, momentaliai išlenda, kas tikrai aš to noriu, ar man iš tikrųjų to reikia, o gal tas tikslas visiškai ne mano. Ir pradedam dvejoti. Kol galutiniam rezultate sustojam, paskęstame dvejonės. Ir paskui dažnai irgi būna situacijos, kai žmonės pas mane atkeliauja kapstytis, žmogus viduje mes atrandame, kad žmogus ir turi tikslų, ir turi svajonių, ir turi norų, tik tai tiek, kad jis visus užneigęs dėl to, kad, tiesiog sako, nežinau, ar tas tikslas mano, nežinau, nes dažnai žmonės turi irgi įsivaizdavimą tokį, kad jeigu jau tikslas mano, tai jis turėtų jau kelti entuziazmą, kelti džiaugsmą ir tarsi vidinė jėga iš vidaus turėtų tiesiog nešti į tikslą ir tikrai tada turėtų jau nereikėti jokios valios, jokio užsispyrimo, absoliučiai tada nieko nereikia. Ir daug žmonių būtent masto šitai. Dažniausiai žmonių kriterijus yra toks, jeigu tikslas mano, tai turi būti lengva, turi būti paprasta, turi būti entuziazmas, motyvacija ir taip toliau. Bet niuansas yra kame. Visada reikia atsiminti, tikslas, norim ar nenorim, visada verčia mus augti, visada mus verčia tobulėti ir dėl tos priežasties tokio super gero jausmo einant į tikslą mes neturėsim, nebent jeigu tas tikslas yra labai lengvas ir mes jau 100 kartų tokį tikslą pasiekime, tai tada mes labai lengvai ir greitai pasieksime tikslą su entuziazmu. Bet jeigu tai tikslas yra visiškai naujas ir mums nepasiektas, dažniausiai žmonės tiesiog nesulaukia to gero jausmo ir tos tokios aistros ir tokio entuziazmo eiti tą tikslą ir pasiekti. Kitas, 4 punktas. Tarsi turiu tikslą, o jis nemotyvuoja arba prarandu motyvaciją siekiant tikslų. Lyg ir išsikėliau tikslą, galbūt ir pradėjau daryti. Pradžioje motyvacijos yra, paskui motyvacija dingsta. Ar būna jums tai? Kitas požymis. Iškėliau tikslą, o jo siekiu per valią ir užsispyrimą. Būna irgi labai dažnai. Tiesiog sukanda dantis per valią bando įsikibti tą tikslą ir siekti. Irgi būna labai daug sunkumų, būna daug visko ir iš tikrųjų retas daeina iki galo. Ar dažnai jums būna taip, kad mažiausiai nesėkmė siekiant tikslo? Tarsi atrodo, sugalvojat, ką norit padaryti, sugalvojat, ką norit pasiekti, tarsi dedat pirmus žingsnius, susidūrėt su pirma nesėkme, jūs visiškai sustabdėte, nes sukilo daug jausmų, sukilo daug to jausmo tokio, kad aš nevykęs, aš nevykusi, čia man nepavyks, iš karto nepasitikėjimas, iš karto baimės, iš karto visiškai užstrigimas. Na ir 7. Ar dažnai būna, kad norite pokyčio ir proveržio gyvenime, bet jaučiate baimės, nepasitikėjimą ir bijot net pradėti? Ar dažnai jums būna? Ir žiūrėkit, dabar išvardinau aš 7 punktinės vietas, kur dažniausiai žmonės užstringa siekdami tikslų. Aš
pastebiu, daugelis iš jūsų susidurėte bent su viena problema, daugelis, matau, susidurėte faktiškai su dviem ir taip toliau, dviem, trim. Ir jeigu jūs savo asmeniškai atsakėt, na bent jau bent vienas iš tų punktų yra būdingas jums, reiškiasi jūsų tikslais stringat. Stringat, nes jums trukdo vidinis pasipriešinimas, nes jums trukdo jausmai, nes jums trukdo mintys. Dažniausiai žmonės irgi, kai užsibrėžia tikslus arba bando siekti tikslų, labai dažnai žmonės galvoja, aš tikslą pasieksiu arba aš eisiu tikslą darysiu, sieksiu tada, kada neliks minčių, neliks jausmų negatyvių stabdančių, o kada bus geras jausmas, kada bus entuziazmas, kada bus džiaugsmas, kada bus ta tokia aistra eiti daryti, užsidegimas. Ir dėja, dažniausiai to nebūna. Aš nesakau, kad tai neįmanoma, kad būtų aistra, entuziazmas, užsidegimas, džiaugsmas ir taip toliau. Tai yra įmanoma. Tik tai tiek, jeigu norite tai pasiekti, reikia žinoti kaip. Kurse nustebsite, kaip jūs greitai ir aiškiai suprasite savo potencialą. Vėlgi, tam reikia truputėlio įdirbio. Aš mėgstu tikslumą. Aš mėgstu, kad būtų tikslu, aš mėgstu, kad būtų aišku. Dėl to iš tikrųjų reikia atlikti tam tikras praktinės užduotis. Reikia tokio konkretumo, kad mes galėtumėme tą dalyką pasiekti. Būdus, kaip mes aiškinsimės jūsų potencialą, parinksiu kūrybingai ir jūs pastebėsit, kad jūs į tai atkeliausite pačiu netikėčiausiu būdu jums. Nepergyvenkite, ar jūs žinote savo stipriausias savybės, ar nežinote, ar jūs pasitikit savim, ar nepasitikit, ar turi tikslų, ar neturi tikslų. Potencialą mes jūsų atrasim labai. Aš jums tiesiog padėsiu, duosiu techniką.